Gerą dieną visiems žiūrintiems, ačiū prenumeruojantiems, ačiū komentuojantiems. Ant stalo 3060 Ti, Lenovo gimimo. Buvęs savininkas sakė, kad trumpina, kompas nestartuoja, tai jungiu iš karto maitinimą, blogiau jau nebus. Tai 5 amperai, trumpas. Pereinam prie skirdimo darbų. Ir galvoju, kas čia jau gali būti, tai kaip tam praktikoje dažniausiai pasitaikęs viršutinis darmosas pareina, nukepa. Kažkodėl visom 3060 Ti. Bet, žodžiu, vaizdo kortos ardymui labai čia neapkrausiu, nes paskui ir jūs žinosit, kaip ardusi, tai va, perinu iš karto prie matavimų. Įtariu 12 voltų, kuris maitina viršutinius 4 darmosius ir ten matom trumpą. Pamatuoju atmintį, 35-36 ohmai Samsung'ui yra ok. Čia greičiausiai peksas, apie 10 ohmų turėtų būti. Čia arba 12, arba dar kažkas. Čia 1,8 greičiausiai, o čia tikrai 5 voltai. Daugiau droselių nematau, kur pabadyti. Atsipainioju laidą. Pasijungiu su to mintim, kad padavęs maitinimą su termovizorium pasižiūrėsiu, kas per situaciją. Bet prieš jungiant maitinimą nusprendžiau apžiūrėti, kas kaip atrodo. Nu, ir tai, ką pamačiau, nudžiugino ar nuliūdino. Matau, kaip tam gimstantį mažą darmusiuką. Ant to degytės galvutė jau matosi. Matosi, va, bumbulai išlindę iš, matomai labai stengiasi. Pakrutinu įsitikinti, kad akys nemeluoja. Apžiūriu kitus darmusius, ar jie nesidaugina. Kaip tam laidus pajungiau, bet nepadaviau maitinimo, dedu iš karto į pečių, ant pečiaus, ant krosnies. Kepsim. Apačia 300 laipsnių, viršus apie 300-350. Pečius pašilo. Ant oraputės uždėtas straubliukas, bandau nuiminėti, sunkiai sekasi, bet aš stiprus, pavyko. Kaip sakoma, talento nepragersi. Dėl mikroskopo kažkas rašė, kad dreba mikroskopas, tai jis negali nedrebėti. Nuosavam name grindys padarytos ant polistirolo, 25 cm polistirolo. Ten zin kokius kietumo bebūtų ir tada 10 cm eina sluoksnis betono. Ir vaikščiant, ta prasme, dar mikroskopas per 5 alkūnės pajungtas ant stalo prisuktas, nu, niekaip nesimaskatos. Bet jeigu suderinti mikroskopo drebėjimą su rankų drebėjimu, tokią simbiozę padaryti, tai visai nesimatys. Bus nepastebimas drebėjimas. Čia tai bumbulą buvau padaręs per daug lydmetalio, nuėmiau truputėlį. Pamatavau darmosą, daugmaž tinka, apsivaliau takelius, atkreipkite dėmesį į viršutinį kondiką vadingo.
Bet švara yra svarbiau negu dingęs kondensatorius. Nežinau, kodėl sugalvojau nuėmęs Dermosą ant kaitlentės pamatuoti, ar 12 voltų atsistatė varža. Nes, nu, realiai per PC Expressą užsitrumpinė viskas 12 su 0 su masė, su žemė. Bet tai būna, kai vidury nakties bandai užsiminėti reikalais. Tada ieškau, kas čia dar gali būti nukirmijęs. Ir šiaip kilo mintis, gal jos visus pakeisti, nes matosi, kad yra tokių išlindusių iš po droselių bumbulų. Ir fliusas gamyklinis toks pasiburbuliavęs, tai panašu, kad jie dirbo aukštose temperatūrose. Tai atstatau kondiką į savo vietą. Aišku, pagauti pavyksta ne iš pirmo karto. Nuvarginau, tada pavyko pagauti. Na, pakeisti visi MOSFETai ir kadangi dar išsipūtė kondikai nuo temperatūros, tai dar visus kondensatorius pakeičiau. Matuoju 12 voltų liniją. Turim kiloomus. Atminties varža, nu, dar platai truputėlį šilta, tai mažesnė, bet niekur nepabėgusi. Teoriškai viskas gražu ir gerai. Jeigu ten kažkas davė pastabą dėl varžtų, kurie matosi fone, tai žinokit, aš juos kolekcionuoju šitam Žemaitaičiui. Sakiau, įduosiu Žemaitaičiui, va, kai kitą kartą vėl važiuos pas Eloną Muską, kad perduotų. Tai Elonas Muskas, kad tos varžtelius perduotų Trumpui, nes ten panašu jiems visiems tų varžtų trūksta. Pačiam Žemaitaičiui irgi trūksta varžtų. Taip, maitinimus patikrinau, visi maitinimai yra, dabar žiūriu, ar yra, kaip čia tas vadinasi, ar graži kreivė. Jeigu visas bangos vienodas, reiškia viskas gerai. Mačiau, YouTube'ai taip daro. O čia, kad vaizdas greitai jums sukinėjasi ekrane, tai žinokit, ne dėl to, kad pagreitintai filmuota. Dėl to, kad reikia sparčiai dirbti, jeigu nori nueiti miegoti iki 2 valandos nakties. Fegonda pasta su gelido galiuku. Tiesiog baigėsi gelido pasta. Užmoviau ant kito. Tiko. Nusiemu visus breketus, kad galėčiau tiesiog testavimą ant 2 varžtų pajungti. Nes šitos Lenovo's kortos surinkimas tai toks šiaip savo užsiėmimas. Ką, kabinu ant 2 varžtų, dedu į kompą ir bandau džiaugtis rezultatais. Muzika prasidės vėl, dar nesibaigė filmukas. Perjungiau ant
signalo iš vaizdo kortos. Viskas kaip vaistiniai. 3060 Ti, Samsungo atmintis, kas yra gerai. Ropai panašu irgi niekur nedingė, ne taip kaip su 5000 serija. Ant 2 varžtų korta, delta tarp hotspoto ir proco, kiek čia 12-13 laipsnių, tai reiškia viskas gerai. TDP 100%, visi darmosai veikia kaip turi veikti. Kol fone sukasi formarkas ant viršaus paleidžiu superpositioną. Tiesiog didino apkrovą, žiūriu, ar atlaikys ar neatlaikys. Realybėje klausimas, ar bus tokios apkrovos tai vaizdo kortoje, bet prieš dėdamas pardavimui norisi, kad patikrinti normaliai, kad negrįžtum. Nu ir toliau testai. Viskas, šitoje vietoje filmuką baigiu. Ačiū uždėmesi. Komentuokit, laikinkit. Tie, kurie dislaikinat, tai gal nežinojot, bet dislaiką reikia spausti 2 kartus. Nes nuo vieno karto nepasitaiko. Turiu vieną dislaikintoją ant visų filmukų, toks parodo dėmesį. Bet visiems ačiū už gerus komentarus, už blogus komentarus. Judam į priekį. Geros dienos visiems.